Praėjusių metų rugpjūtį Tetervinų kaime, kur prabėgo įžymaus Pasvalio krašto lakūno, akrobatinio skraidimo virtuozo Vytauto Lapėno vaikystė ir jaunystė, ant aukšto postamento iškilo jo atminimui skirtas bronzinis paminklas. Šio paminklo pastatymo sumanytojas ir iniciatorius Panevėžio aeroklubo viršininkas kraštietis Bronius Zaronskis. Jau 3 metai, kai gyvename be Vytauto Lapėno, tačiau jo buvimą šalia vis dar jaučia jo artimi draugai. Daug jų sukvietė ir ši atminimo diena. Atšventęs savo 50 metų jubiliejų 2008 sausio mėnesį, Vytautas Lapėnas po kelių dienų sausio 14 žuvo Rojūnų aerodrome, bandydamas iš Ispanijos gautą sraigtasparnio ir lėktuvo hibridą Autožyrą. Apie vieno iškiliausių Lietuvos lakūno atminimo įamžinimą pradėta kalbėti iš karto po jo žūties. Nepavykus surasti tinkamo akmens paminklui, gimė biusto idėja. Legendiniam lakūnui Vytautui Lapėnui atminti skirtas paminklas kasdien palydės išvykstančiuosius ir sutiks grįžtančius. Paminklo autorius Kęstutis Krasauskas teigė, jog šis išskirtinis darbas jam buvo kartu ir lengvas, ir sunkus. Padėję prie paminklo gėlių ir uždegę atminimo žvakeles, aviatoriai, Vytauto Lapėno giminaičiai bei artimi bičiuliai rinkosi į šventas mišias už Vytautą Pasvalio bažnyčioje. Pasibaigus šventoms mišioms Pasvalio krašto muziejus pakvietė į prisiminimų popietę. Renginio metu muziejui buvo padovanotas gipsinis paminklinio biusto originalas, pagal kurį buvo nulietas jau minėtasis bronzinis. Skulptorius Kęstutis Krasauskas teigė, jog pasakoti apie skulptūros kūrimą taip pat sunku, kaip ir ją sukurti. Kada jau pradėjau kurti paminklą, pats tas trajektorijos lėktuvo ir pakelta ranka. Tai tarytum ta ieškojimas aerodinaminio kažkokio tai skrydžio, kažkokio išėjimo ar dar kažkas tai taip. Ir tada kilo mintis, kad vis tik išnaudoti tą tokį vaizdą. Ir tai, kad vis tiek tai yra kaip ir sparnai. Žmogus ant žemės, bet jis jau mintimis skrenda. Ir todėl buvo toks išeities taškas sukurti portretą, kur ranka, jinai tarsi yra simboliškai žvilgsnis į sparnus. Ir tas išeities taškas, jisai visą laiką man persekiojo ta tokia mintis, kad būtent taip turėtų būti. Aišku, kada eskizuoji, kada lipdai ir vienokį kitokį variantą. Ir buvo apsistota prie šito varianto. Ir tai tokia, kodėl būtent tokia forma gimė. O pats tas kūrybos procesas irgi įdomus, tai kad ir mano vaikams yra Vytautas Lapėnas. Vaikai dar nedideli ir tokia kaip ir papasako tokia istorija, kai buvo liejamas portretas, tai iš pat pradžių yra nuimamos tai vadinama juodoji forma. Tai kai juodoji forma yra nuimama, tai visas molis, kuris buvo prieš tai nulipdytas iš molio, sunyksta, jo nebelieka. Ir mano vaikams tai buvo tragedija. Jie lakstė po dirbtuves, matė molinę Vytautą Lapėną, jiems tai Vytautas Lapėnas ir pati mažiausiai duktė net pradėjo verkti, kad nebėra Vytauto. Bet liko karkasas skulptūros. Ir kada jau vis tiek karkasas darbo metu, kai trukdo, nešu aš karkasą. Tai ten jau nieko nesimato, kaip pat tai nubėgusi pas mamą, pati mažiausiai Augustė rėkė, mama, Vytautas Lapėnas išeina. Vienas iš lakūno Vytauto Lapėno atminimo įamžinimo iniciatyvinės grupės narių, tuometinis savivaldybės tarybos narys, dabar Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas pasidžiaugė, jog paminklas ir žiemą atrodo ypač gražiai ir iškiliai. Darbai buvo vykdomi irgi praktiškai vietinėmis pajėgomis, taip, jeigu galima pavadinti, aišku, gausiai
gausiai aviatorių, kaip čia pavadinti, tiesiog brolyjei, draugijai, kurie visi taip geranoriškai globojo, šelpė, rūpinosi ir lėšomis, ir dėmesiu, iki iškyla tas paminklas. Na ir aišku, daugiausia tai norisi dėkoti Tetervinų bendruomeniai, žinoma, lyderiui Algiui Mulevičiui, kuris šiandien yra mūsų būryje, kuris tiesiog turbūt jautriausiai pergyveno visas mūsų statybos nesėkmės, problemas, nes jų tikrai būta. Jų tikrai buvo ir neretai mes įstrigdavom ir finansiniuose reikaluose, kada trūkdavo, ir labai džiaugiamės, kad pasisekė bendrom jėgom surasti liejyklą, tai Rimas Keturka iš Vilniaus, ir ten gerbiamas Algis parūpino transportą, ačiū Pieno žvaigždėm, kurios tikrai niekada neatsakė, kokios tai pagalbos paramos reikėtų. Prisiminimų popietėje dalyvavęs paminklo pastatymo sumanytojas ir iniciatorius, iš Medinių kaimo kilęs aviatorius, Panevėžio aeroklubo viršininkas kraštietis Bronius Zaronskis prisiminė, jog šią idėją įgyvendinti pavyko dėka rajono savivaldybės tarybos narių, geranoriško požiūrio ir jų sprendimų suteiktos materialinės paramos. Vytas, aš tik norėjau paminėti, kad grįžinėjo į Pasvalio kraštą, į savo kraštą jau keletas metų iki šių dienų, kol atsirado jam paminklas. Ir kažkodėl anksčiau gal ne tai buvo galima pastebėti, o paskutiniais metais jis vis dažniau važiuodavo į Pasvalį. Vis sakydavo, reikia mane užsukti pas motiną, aplankyti motiną, važiuoju biškį į Pasvalį pas mamą. Kažkodėl jį labai traukdavo ir dar norėdavo renginių, jau pas prašydavo, kad būtų kažkokie renginiai susiję su aviacija Pasvalio krašte kažkur tai. Jį tai labai traukė. Ir dabar tokia žymybė kaip Vytautas pasaulinio masto, kurį žino visam pasauliu, kaip puikų lakūną, kaip nuostabų instruktorių, trenerių, sportininkų. Svečias atminimo suvenyrus įteikė Pasvalio krašto muziejui, iš Namiškių kaimo kilusiam lakūnui Gintautui Griauzdei ir biržiečiui aviatoriui Gediminui Venskui. Seimo narys Antanas Matulas apgailestavo, kad jo ir lakūno Vytauto Lapėno, kuris taip pat ragavo parlamentaro duonos, keliai prasilenkė, kadangi nesutapo jų kadencijos. Mūsų kadencijos kaip parlamento narių nesutapo, jisai buvo išrinktas 2000 berods metais, būtent tada aš nebuvau Seimo nariu, bet taip jau išėjo, kad ir praeitais metais buvau išvykęs ir negalėjau dalyvauti paminklo atidarime, bet tikrai prisidedu prie visų žodžių ir džiaugiuosi, didžiuojasi, kad žemė užaugina, Pasvalio žemė, mūsų žemė užaugino tokį žmogų ir gaila, aišku, kad taip jau būna gyvenime, kad paprastai dažnai Dievas pasikviečia geriausius, bet tikriausiai ten danguje irgi reikia gerų žmonių, nes tos valdos tikriausiai yra didelis ir tas dušelės ganyti reikia kažkokio tai būdų, tai tikriausiai gal pasvajokim, kad galbūt Dievo tikslas ir buvo toks, kad pasikvies gerą žmogų, patikimą žmogų, skrajūną, kuris padėtų galbūt tos darbus nuveikti. Ir tenais, tai aišku, čia filosofija, svajonės, bet irgi dar kartą padėka tėvams, padėka draugams, padėka Pasvalio kraštui ir visiems, kurie realizavot šitą idėją, o dabar turėsim ir gražią skulptūrą muziejui. Manau, kad visi, kurie lankosi šitą muziejų, tikrai sustos prie tos skulptūros ir kas dar nepažins, nežinos, užsieniečiai, bus proga
pasididžiuoti to žmogumi. Susitikti su pasvaliečiais ir pagerbti bičiulio Vytauto Lapėno atminimo į renginį atvyko garsus alpinistas Vladas Vitkauskas. Svečias jau nebe pirmą kartą lankosi Pasvalio krašto muziejuje. Kai bendrauji su tokiais žmonėm kaip Vytautas, supranti, kad aukštesni yra tie kalnai mūsų gyvenimiški kalnai, mūsų darbai, mūsų skrydžiai, mūsų kūryba, mūsų namai ir kiti iš šalies atrodytų kasdieniški reikalai. Na, aišku, kartais neteisinga atrodo ir tokiais ir tragiškais žodžiais įvardinėjame išsiskyrimus tokius neplanuotus, lygtai tos išsiskyrimus nelaiku, kaip atsitiko su Vytautu, tik peržengus gražų gyvenimą slenkstį. Va, bet visada prisimindama savo kitą artimą bičiulį, Aivarą Boirą, kuris mano akise žuvo aukščiausio Kaukazo kalno Elbruso šlaite ir taip užplūdus juodai nevilčiai, kaip visas tas Kaukazo kalnynas prislėgusiai, atrodo tokiai beviltiškai situacijai mane išgelbėjo mintis, kai aš pagalvojau, koks buvo jau gyvenimas. Ir tik šviesiausi, tik gražiausi prisiminimai ir buvęs ten ir puikus gydytojas, ir namais rūpinosi, ir jaunimų, ten ir būrelius, ir kalnus, ir kiek jis išgyveno. Ten Aivaras per 33 metus, turiu galvoje Vytautą, per gerokai ilgesnį laiką, kiek padarė, kiek patyrė, kiek kiti su juo patyrėme, išgyvenėme, kas sugebėjome, pasimokome. Tai paskui visada supranti, kad ne pragyventų metų skaičiumi matuojamas mūsų gyvenimas, o ta prasme, tais darbais, iš to, kas duota, ką galėjo padaryti, ką padarėme arba ką nepadarėme. Prisiminimų popietėje dalyvavęs verslininkas Rimas Želvys muziejui padovanojo iš katastrofos vietos Rojūnų aerodrome parsivežtą sudužusio Vytauto Lapėno žūties dieną pilotuoto autožyro skeveldrą. Aišku, man pasisekė būti tą sausio 14 dieną Panevėžio Rojūnų aerodrome ir netyčia paim šitą skeveldrą nuo šito vadinamo autožyro iš nelaimės įvykio vietos. Norėjau Baltijos malūnę išsaugoti, bet ką jau padarys. Šiandien tokia diena, ką reikia atiduoti Pasvalio krašto muziejui. Vytute, prašau saugoti, elgiuosi pilietiškai. Aišku, turi aš dar kai ką, bet kitą dieną. Visiems prisidėjusiems prie Vytauto Lapėno paminklo pastatymo padėkojo Lakūno mama Stasė Lapėnienė Naliveikienė. Vytautas Lapėnas buvo žmogus, sugebėjęs žmonėms įžiebti viltį ir neįmanomus dalykus paversti įgyvendinamais. Mamai ir po daugelio metų sūnaus atminimas liks skausmingas, o jį pažinojusieji žmonės visuomet saugos širdyse prisiminimus apie šį legendinį lakūną. Savo prisiminimais dalinosi panevėžietis, aviakonstruktorius Vladas Kensgaila, biržietis aviatorius Gediminas Venskus, pasvalietis aviamodelių pilotas Rimantas Indrišionis. Vilnietis aviatorius Petras Lozda, prisimindamas pirmuosius susitikimus su Vytautu Lapėnu, papasakojo daug įdomių atsitikimų. Jų pažintis prasidėjusi prieš 30-metį Kyviškių aerodrome tęsiasi iki pat Vytauto žūties. Su Vytautu Lapėnu mes susitikom 78 metais Kyviškių aerodrome ir nuo tų laikų, kadangi jis studijavo Vilniaus inžinerinio statybos institute, aš Vilniaus pedagoginiam institute, tai susitikom aerodrome, o aerodrome labai greitai paaiškėjo, kas yra kas. Kadangi daugelis mūsų buvo beveik visi iš kaimo, ir Jurgis Kairys, ir Vytautas Lapėnas, ir Vytas Armanas, ir kiti draugai, tai mes labai greitai susišnekėjom ir nereikėjo jokių ten apsitrinimų, pripratimų ir iš tikrųjų žmogus buvo ypatingas. O ypatingas tuo, kad nebuvo jokios butaforijos, nebuvo jokio vadinimo, kad jis buvo šiek tiek vyresnis už mus, bet savo patirtim jisai mus mokė tiesiog be žodžių. Ir sakykime, kada prasidėjo pilotažo pratimai,
Tai Vytautą, aišku, pati pirmą išleido skraidyti, kaip Biržiečiai minėjo, kad žmogus turėjo tokį tikrą talentą. Čia ir Edmundo Ganasausko prašyta knygoje jo talentas, kaip greitai prasiskleidė, bet aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad žmogus turėjo jausmą. Ir kai būdavo kokios varžybos, tai visi, aišku, mokydavosi iš jo ir jo toksai pilotavimo stilius yra to ypatingas, kad jis lėktuvo, galima sakyti, neprievartaudavo, o jisai buvo suaugęs su to lėktuvo sulipęs ir, sakykime, jeigu pradeda savo pilotažą, tai nežinant, žiūrint iš šalies, iš karto buvo galima atskirti, kas skrenda. Lapėnas ar kas nors kitas. Tai, sakykime, jo kompleksai tie patys pirmieji netarptautinių varžybų prasidėdavo nuo tokios didelės kilpos. Tai didelė vertikali kilpa, viršutiniam taške yra ta suktukinė statinė vadinama ir tada prasideda visas komplektas. Tai jeigu, sakykime, matosi, kad lėktuvas ateina iš toli ir greitis didelis, tai žino, kad čia, taip sakydavo, Lapėnas užeina pilotavimu ir tada prasideda jo figūra. Tai ta kilpa su viršutinė taške, ta suktukinė bačka ir tada sudėtinga, tokia taisyklinga, graži ta pilotavimo technika. Ir paskui mes Vyto klausdom, sakom, nuo kokio greičio pradedi sukti kilpą, kad pasimokyti. Tai jisai sako, kad nėra kada žiūrėti į tos prietaisus, sako, perkrovos yra, tai jis sako, jo atsakymas buvo toks, kad jausmas turi būti. Ir iš tikrųjų tas žodis, kad jausmas turi būti, ar pilotavimo, ar skridimo, ar ten kokio greičio pojūčio, sako, tie prietaisai yra tik tai parodo, ar ten bakai pilni, ar nepilni, tai šitą jausmą jisai turėjo. Aviatorius pasidžiaugė, kad Tetervinų kaimo bendruomenė sugebėjo taip gražiai paminklų įamžinti Vytauto Lapėno, žmogaus paukščio pakilėjusio Pasvalio kraštą ir Lietuvą bei visos Europos aviaciją į neišmatuojamą aukštį atminimą. Pasvalio pagrindinė mokykla Svale paminėjo savo veiklos 70-metį. Per 70 metų mokyklą baigė labai daug auklėtinių. Mokyklos tikslas – išugdyti sveiką ir darbštų mokinį. Renginio pradžioje teigė mokyklos direktorė Aleksandra Triubulskienė. Labai džiugu, kad mūsų mokykla išleido į gyvenimą labai daug vaikų, kurie užaugo. Jų vaikai atėjo pas mus vėl į mokyklą, šie užbaigė ir taip nuolat. Labai gera matyti čia susirinkusius mielus, senai pažįstamus veidus. Renginyje dalyvavęs savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas mero padėkos raštus įteikė fizikos ir chemijos bei kūno kultūros mokytojoms Daliai Kruopiniai bei Zitai Abušovai. Savo darbais ir pasiekimais nusipelnę mokytojai buvo apdovanoti rajono švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais. Su dovanomis į mokyklos jubiliejų atėjo visur suspėjantis verslininkas Rimas Želvys. Pasvalio bažnyčios vikaras Modestas Juodvalkis mokyklą pavadino antrąją šventovę, kurioje išsiskleidžia jauna širdis ir atranda savo pašaukimą. Tikrai gražus jubiliejus. Manau, kiekvienas yra, kuriame mes dalyvaujam, mes istorijos tėkmėje esam liudininkai ir galim tai perduoti, galim, kaip kad bažnyčioje sakiau, mes galim liudyti savo kartomis, kokie mes buvom, ką mes užauginom ir kur mes einam. Iš tiesų, aš galėčiau galbūt lyginti mokyklą, kaip kad minėjau, jūs esat tėvų pamaina. Tai aš manau, kad mokykla yra ta vieta, kurie yra prieinamai po tikrųjų namų ir antra šventovė. Šventovė tuo, kad čia kiekviena jauna širdis, jinai įsiskleidžia, atranda savo pašaukimą, atranda savo tikslumą, tai ką jisai nori veikti gyvenime. Tai, kuo jisai nori būti ir tai, kaip jisai gali prisidėti prie Dievo kūrybos šiame pasaulyje. Ir tai yra ta vieta, kaip kažkaip, kad aš minėjau, tai yra šventovė, kur žmogus atranda save ir joje įsiskleidžia.
Mokyklos bendruomenę su jubiliejumi pasveikino Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Lėvens pagrindinės mokyklos atstovai, bendradarbiavimo ir draugystės partneriai, Biržų rajono Petro Poškaus Pačeriaukštės ir Rokiškio rajono Panemunėlio pagrindinių mokyklų vadovai. Mokyklos sienas papuoš muzikanto ir dailininko Jurės Baliūno tapybos kūrinys. Mokyklos istoriją su knygos puslapiais lygino Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vadovė Danguolė Abazoriuvienė ir Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė. Poetas Vladas Braziūnas Svalios mokykloje mokėsi jos virsmo iš 7-metės į 8-metę laikotarpiu. Gimtajai mokyklai jis palinkėjo pilnatvės. 70 metų atėjo į 7-metę mokyklą. Jį per to laiko 8-metę pasidarė. Jeigu ne tie, jeigu ir 70, tai jau vadinas 10-dalis šitą laiką, 7-dalis šitą laiką, jau 10-dalis būtų praėjęs šičia. Dabar 8 metai, tai dar biškį daugiau. Iki galvoju, kad šitas laiks buvo ne koks kits, o tas, kaip iš mažą žmogeliuką, vis tą pasidarė šioks toks žmogus, kad tik suprantat, kaip kiekvienam šitą mokyklą yra svari. Tėvų vardų sveikinimo žodį tarė Dalia Petrėnienė ir Linas Mainionis. 70 metų. Ar tai daug, ar tai mažai? Jeigu žmonijos laikų keliu, tai 70 metų būtų visai nedaug. Jeigu matuotumėm vaikų prirašytais, o mokytojų ištaisytais sąsiuviniais, svajonėmis, išmoktais eilėraščiais, parašytais diktantais, mokytojų pastabomis, mokytojų pamokymais. Ir čia daug galima būtų visko prisakyti, tai būtų kelias, koks margaspalvis ir ilgas. Šiandien mūsų mokyklai 70. Mokykla juk negali pasenti. Ir su kiekvienais metais didėja, auga, stiebiasi, gilėja jos istorija, patirtis. Nes kiekvienais metais vis laukia naujų ir naujų mūsų vaikų. Mokyklos šventė tapo įsimintina diena ir 8-okui Dominykui Viršilai. Jis šiemet tapo projekto Drąsinkime ateitį laureatu. Technologijų mokytojo Svajūno Bytauto padedamas gabus mokinys sukonstravo stiprintuvą. Komisija įvertinusi berniuko kūrybiškumą ir užsispyrimą skyrė jam pagrindinį prizą 1000 litų vertės elektroninę knygą. Po visų sveikinimo žodžių 2-okai bei 10-okai pakvietė į nuotaikingą mokinių koncertą, kurį dainą pradėjo patys mokyklos mokytojai. Į smagaus šokio sūkurį pasinerti pakvietė mokyklos jaunieji tautinių šokių kolektyvo šokėjai.
Pasvalio pagrindinės mokyklos valia ištakos siejamos su prieškario laikų mieste veikusiomis Maironio ir Vasario 16 pradžios mokyklomis. 1937-aisiais Pasvalio valsčiaus taryba nutarė iš miesto turgavietės ploto skirti sklypą naujos mokyklos statybai. Tais pačiais metais prasidėjo mokyklos statybos darbai. Nauja moderni mūrinė mokykla atsirado dėka tuomečio švietimo ministro kraštiečio Juozo Tonkūno. Mokyklos statyba buvo baigta po 3 metų. Po karo 1949 pavasarį buvo įveistas mokyklos sodas, o 1959-aisiais įrengtas stadionas. Ilgą laiką mokykloje glaudėsi ir sporto mokykla, įkurta 1960-aisiais. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla šventė dvigubas įkurtuves. Jaukiose renovuotose patalpose po vienu stogu įsikūrė biblioteka ir kultūros centras. Ateityje šalia centro planuojama įrengti universalią sporto aikštelę, išvalyti tvenkinį ir sutvarkyti pliažą. Prie pastato ir parko įrengti automobilių stovėjimo aikšteles bei parke sumontuoti estrados stogą. Bet iš tikrųjų džiaugiuosi, kad bendruomenės namai Krinčine dabar ko gero Pasvaly daug kas jų turės pavydėti. Kartu ir biblioteka čia. Ačiū Jums, kad ir mokyklos bendruomeniai, ir Jums visiems, kad pakentėjote trupučiuką. Ir nuo rugsėjo 1 dienos iki dabar, vaikai truputį susispaudę, kurį laiką turėjo valgyti bibliotekoje, bet jie galės visą laiką prisiminti, kad toje vietoje, kur dabar knygos, jie paprasčiausiai ten turėdavo maistą savo. Kad šitoje vietoje jūs visi iš tikrųjų jausitės kaip bendruomenės namuose. Kad čia sueiti visiems, pabūti, pasikalbėti, galiausiai kažką nuveikti ar su kažkuo susitikti, bus labai gera iš tiesų. Tai kviečiu direktorę, bendruomenės pirmininkę, turite žirklės? Tai einame dirbti. Renovuotas patalpas pašventino Krinčino klebonas Algimantas Petkūnas. Krinčino biblioteka ir kultūros centras į naujas patalpas persikraustė jau 5. kartą. Dabar šis pastatas universalus. Jame ir mokykla bei valgykla, kur gali būti rengiami įvairūs pobūviai. Krinčine bibliotekos užuomazgą galima laikyti 1900 metus, kai caro žandarai susekė Antano Gaidelionio uždraustų knygų bibliotekėlę. 1940-aisiais Krinčine buvo įsteigta viešoji biblioteka, tačiau per karą jis sudegė. Kai prieš 40 metų Krinčino bibliotekoje pradėjo dirbti Aldona Rimkūnienė, buvo šalta, ji pati kūrendavo patalpas, vėliau kraustėsi į nešildomą darželio pastatą, vėliau į buvusią kolūkio kontorą. Kada aš pradėjau dirbti bibliotekoje, biblioteka buvo čia prie Panevėžinės parduotuvės, buvo toks 3 aukštų namas. Namu jo nepavadinsi, buvo toks balaganas. Nes langai buvo išpuvę, grindys buvo išpuvę, buvo nepaprastai šalta. O lentynos buvo, jeigu norėdavai pasiekti viršutinę lentyną, tai reikėdavo būtinai ant kėdės užlipti. Pačiai reikėjo kūrenti. Patalpos buvo ir knygai, ir žmonėm labai nepatogios. Tada, kada kolūkis pasistatė erdvesnės kolūkio kontoros patalpas, man skyrė porą mažų kambarėlių. Ten truputį buvo geresnės sąlygos, ten maži kambariukai, aš vienam kambariukė pasijungdavau per naktį šildytuvą, bet irgi būdavo šalta. Nors ten ir repeticijos vykdavo ir susirinkdavom visi. Paskui kitas kilimasis buvo, turėjau kolūkiai, tada mane iškėlė į darželį. Darželį buvo vienas didžiulis kambarys. Langas buvo per visą sieną, patalpos buvo nešildomas visiškai. Kaip aš ten nesušalau, nežinau. 5. kartą persikrausčius į jaukias renovuotas mokyklos patalpas, bibliotekininkė negali atsidžiaugti šilumą. Pasak jos, dabar jai net per šilta dirbti. Renginyje dalyvavęs Seimo narys Antanas Matulas pasidžiaugė, jog ir Krinčino kraštą pasiekė ES pinigai. Tie Europos pinigėliai pasiekė ir jūsų kraštą. Čia taip netikėtai, iš kurį laiką mokyklai pavyko tų pinigėlių visiems suorganizuoti ir mokytojams visai kitos sąlygos, mokiniams šilčiau mokintis.
dabar štai turėsit ir kultūros namus, ir valgyklėlį, ir biblioteką, ir tiesiog smagu matyti jūs, kaip jūs čia taip džiaugiatės pagaliau per 40 metų, kad vėl reiks nusirengti, bet dabar ne dėl to, kad šalta, bet dėl to, kad šilta. Geriau šiluma, sako, kalbo nelaužo. Žinot, aš prieš keletą metų labai dažnai priimdavau bendruomenių žmonės, kaimų žmonės, miestelio žmonės, kurie prašydavo, na padėkit mums įrengti šarvojimų sales. Dabar nėra tokių prašymų. Žmonės suprato, kad mirti reikės vieną kartą ir galbūt ne tiek svarbu, kaip reiks reiškia, numirta, ar tiksliau, kur būsi pašarvotas, arba artimiesiams svarbiau, bet žmonėms, mums gyviems, jums gyviems labai svarbu, kur turėti praleisti laiką. Ir tikrai, dar kartą sakau, džiaugiuosi, kad jūs turit tokią gražią, jaukę salytę, kur galėsit rinktis, o poreikis matau, kad yra tuo labiau tokiam įspūdingam krašte, kur esat pagimdę, išleidę, išauklę, išugdę tiek daug poetų rašytojų. Uždarosios akcinės bendrovės Vidstata vadovas Vidmantas Pateckas po renovacijos krinčiniečiams įteikė simbolišką įkurtuvių raktą. Tai iš tikrųjų tą raktą noriu padovanoti visiems jum krinčiniečiam, jo naudokitės, kad nieks nuo jūsų tų patalpų neužrakintų. Ir man labai tikrai patiko žodžiai, kad ir statybininkų darbas, ir pagaliau ir europiniai pinigai neveltui. Pagaliau per 40 metų šilta, knygos nebepelyja, jos tikrai galima skaityti ir nedregnos, ir vaikučiai patenkinti ir visi džiaugiasi tuo. Tai sveikinu jūsų šventę ir duok Dieve, kad ir kitiem taip pavyktų kaip krinčinė. Tai raktą turbūt visiems nereikia. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vadovė Danguolė Abazoriuvienė pasidžiaugė Krinčino bibliotekos įkurtuvėmis. Senose ir šaltose patalpose dar yra likusios 3 bibliotekos – Tetervinuose, Nairiuose ir Girsūduose. Nauja jaukia sale džiaugiasi Krinčino kultūros centro vadovė Ramutė Danisevičienė. Renginio metu koncertavo Krinčino kultūros centro saviveiklininkų kolektyvai. Aš tave išvaiščiau, nežinojau, kad tu mano turtas. Tik dabar pamačiau, kad ne tu mano, aš tau sukurtas. Tik dabar pamačiau, kad ne tu mano, aš tau sukurtas. Niek surinkti jau tavęs negalės, kaip lietaus, kaip smiltelių, kaip vėjo. Praraja vis gilės ir gilės, negrąžinsi jau to, kas praėjo. Praraja vis gilės ir gilės, negrąžinsi jau to, kas praėjo. Bus dar vasarų, bus dar žiemų, bet trumpės ir trumpės tos sekundės, šauks keliai dar mane iš namų, dar tikėjimas gundys ir gundys. Įkurtuvių proga sveikinimo žodžius tarė verslininkas Rimas Želvys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkas Povilas Latvėnas, mokyklos direktorius Algimantas Kaminskas, kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Paliulienė, Pasvalio kultūros centro direktorė Danutė Breimelytė, Krinčino seniūnas Remigijus Janušis, o krinčinietis tautodailininkas Virginijus Nudas prisiminė, kad būdamas 16 metų pradėjo dirbti būtent bibliotekoje. Deja, biblioteka nuolat jaučia knygų ir spaudos badą. Šventėje dalyvavęs ūkininkas Petras Rimkūnas bibliotekai padovanojo žurnalo Nacionalinė geografija metų prenumeratą ir knygą Senosios Lietuvos istorija. Apie šio ES finansuoto projekto įgyvendinimą, kuriuo metu buvo renovuotos mokyklos patalpos, plačiau papasakojo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Ką jūs čia matot, kas yra padaryta mokykloje, tai čia tik tai pradžia Krinčinė. Nes šiemet tęsis toliau projektas. Čia yra vienas bendras didelis projektas. Tai yra bendruomenės namai, va šitie, kur jau yra padaryti, plius nutirpus sniegai, prasidėjęs daugiafunkcinės sporto aikštelės statybos čia šalia visai, kažkur čia, kur krepšinio aikštelė, dar labai konkrečios vietos nėra. Tai bus ir krepšinis, ir mini futbolas, ir lauko tenisas, tokia universali sporto aikštelė.
Taip pat bus valomas, jūs vadinate žeriukas ar prūdas? Prūdas. Tvenkinys. Bendrai paėmus. Pasvalietiškai prūdas. Bus valomas prūdas ir tenai daromas pliažas, bus privežtas smėlio, išvalytas dumblas, kad turėtumėt kur maudytis ir taip pat palei kapus bus padarytas keliukas ir mašinų stovėjimo aikštelė. Ir bus dar parke ant estradai pastatytas, sumontuotas stogas. Daugiau kaip prieš 5 metus Krinčino bibliotekoje buvo atidarytas viešosios interneto prieigos taškas. Dar anksčiau gauta kompiuterių, biblioteka kartu su kitomis miestelio įstaigomis organizuoja įvairius renginius, vakaronės, puikias šventes bei susitikimus su kraštiečiais rašytojais. Šventinė įkurtuvių popietę užbaigė Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblio Raks Krinčiniečiams dovanotas smagus koncertas.